Labą dieną, šiandien vėl keliauju. Keliausiu po Europą, atvykau į Šveicariją, o eisim pro Londoną ir Paryžių. Tai žygis po Europą vadinas. Šįkart žygyje dalyvausiu ne vienas, Vygantas išmėgins oficialiuose žygiuose pirmą sykį save. Gal patiks, užsikabliuosi ir nuolat iš Šiaulių gal važinėsim. Drąsiai. Varysim į Ameriką tada. Europą jau būsim apkeliavę. Labai gražiai sutvarkyta teritorija aplinkui. O tas tvenkinys. Gervės tokios mažas kaip garniai. Nu, čia gražus pastatas toks. Nu, pažiūrėsim, ko čia gera bus toje Europai, kai apeisim. Keliausim 25 km ir turėtų būti apie 70 žmonių, tai pakankamai daug. Va, bitutė medų neša, tvenkinys, ten ešeriukas toks. Čia bus, su tavim kartu bus. Meškutės. Čia turbūt Tėvas Meškinas viršui didžiausias. O pačioj tvenkinys. Ar upė, nežinau, kas čia užpamėta. Jūsų nieks neišleidžia. Ai, gyvūnų šerdį griežtai draudžiama, soriu. Nu, su šukuosenom biberiai visi. Taip, mano, nu paizduot nesakė negalės. Jaudos. Oi, kaip pasikasę sprandą, nespėjau įjungti, va. Tingiu netingėti ten vadinas. Viens ir kits. Nu, žmonės renkas. Da, koks pusvalandis iki edukacijos pabaigos ir iki žygio pradžios. Nu, tai visada vienas pažįstamas visuose žygiuose. Kitis ypač paskutiniai. Nu, vienu žodžiu, kad matytumėt vieno kito nugaras paskutiniai. Greit stengsiuos neit, nes aš mėgstu greit eit, bet stengsiuos neit. Tai bus 3, iš viso žinot, kad 25 km bus 3 sustojimai. Ilgoji pertrauka, reiškia, valgymas bus didysis, tai bus prie Londono Hyde Parke. Ir dabar taip sustojimai, kada bus, reiškia, bus švilpukas, kada pradedama eiti. Tai vienas švilpukas, pasiruošimas žygiui ir 3 švilpukai už 2 minučių, kad išeinam. Maždaug taip orientuokitės. Nu, daugiau pasakojimas trumpas bus apie visus tos Londonus, Paryžius ir Šveicarijos dvarą bus tam pirmam sustojime. Daugiau kaip ir vienu žodžiu laikyti. Vieną kartą kirsim kelią šitą Jonavos Kauno, tai ten atsargiai žiūrėkit per tą. Nes labai judrus judėjimas yra, tai jau pasisaugo. Nu tai tiek trumpos informacijos, daugiau nėra. Nu, pradedam žygiuot. Išeinam iš įvykio vietos. Ir dabar yra po 11:12. Ir žiūrėsim, per kiek nueisim tą 25 km.
O pasirodo gerai ėjau. Apsisuko galva. Nu, keliaujam ratais kvadratais po miestelį, baigiam išeiti iš miestelio ir esam prie Šveicarijos tvenkinio. Vyksta tvarkymo darbai. Tvenkinys pakankamai didelis šiek tiek pačiu. Matai, aš čia klausiu. Tai yra plėrimas, gaudavo. Nu va, ekstremumai, reiks kirsti kelią judru. Galvo, kad mašinų nėra. Atsargiai tik tai žiūrėkit. Dabar iš tos, o gerai tarpas patsilo nėra. Paryžiui sustoja. Arūnai, tai man reikėjo ten žmonių palaukti, žinau, pervis. Atsisuk. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Esam Paryžiaus kaimelyje ir koks Paryžius be Eifelio bokšto. Štai man už nugaros Eifelio bokštas. Tai va, jau aplankėm Paryžių, prieš tai aplankėm Šveicariją, dabar liko Londonas. Praėję esam, tuoj pasakysiu kiek kilometrų, 5,5 kilometrų esam praėję, tai dar likę apie 20. Privačią valdą apėdinėjom, gavom pizduliai, kad šmindysim šviežiai atsodintą mišką. Dabar tiesiai per aplinkui varom. Va, kemsinai prasideda. A nepasiklydai? Davė pizduliai, kad sako, ten šviežiai atsodintas pušelės ir žadat visas išmindyti. Aš mačiau, aš jau praėjau. Sodintas. Vieną prie kitos. Tam pačias augusias juos ten nedos retinti reikia, nes neužaugti. Nu va, susitikom. Norėjau biškį padaryti, kad būtų žmonės pajustų. Matom, kad ne visi pajuto. Ten labai žmogus piktas buvo, liepė eiti keliu, net ten pušelės naujos atsodinti. Na. Ne savo norų. Ai, ten... Taip, ta bekelė, kaip jūs vedė, ten yra naujai atsodintas miškas. Aš matai, specialiai nenorėjau pro privačią valdą ten eiti barose. Užkoti saulę. Jeigu tik šviečia. Ir šviečia ir šilda. Tai va čia
tos pusės geriau matosi, nėra užrašų. Antros pusės nėra. Esam prie nuorodų. Berlynas, Londonas, Paryžius, Šveicarija ir Japonų kaimas. Japonijos tik zokas beliko. Visi fotografuoja, bet labai sunkiai matosi. Bet žinome, Augintinis seka paskui. Žmogus orkestras. Antrą kartą su ta pačiu dainu. Nu va, ką tik įvyko susitikimas su kita grupė, susipažįstamais žygeiviais. Tai dabar pirmiausia Martynas Durtys, prašom į sceną. Su mūsų komanda aplink Lietuvą nuėjęs pirmą šimtuką. Sveikinam. Dar laukia daug kilometrų. Nes kai kas jau yra 1000 pasiekęs. Paskui bus 300 kilometrų apdovanojimas, 500 ir 1000 galų gale. Kur tokie pavadinimai įdomus čia atsirado, yra dar Venecija prie Ruklos, yra Kaukazas prie Karmėlavos. Tai manoma, kad maždaug apie 19 amžiaus dvarininkai, tie bajorai mūsų mėgdavo pakeliauti ir mėgdavo tokie prie humoro, kaip sakyti, ir grįžę lankytinas tas vietas čia po savo kraštus, savo žemėse. Ir tos pavadinimus kaip sakyti, pakrikštijo grįžę. Ai, čia bus Londonas, nes Londone buvom, čia bus Paryžius. Iš Londono priemiesčiai žengsim į Londoną. Dabar taip ir veikia. Londonas labai primena sodų bendriją. Taigi, šventau, tai kad aš sakiau, kad neįsilauksiu. Jo, mes. Tai va, iš Londono išėjom, tai dabar galit prisisuoti Londoną. Nematai Londono? Matau. Matai Londoną? Fotografuojamas Londoną. Paliekam Londoną, keliaujam link Zatyšių karjerą. Kol kas viskas bėgte. Esam praėję 10,5 kilometrų ir žygiuojam 3 valandas. Žygiuojam per mišką. Biškį nepasitikim vedliu. Tikrinamės pagal GPS-ą. Nu gal išeisim. Nežinau, esam nuėję 12 kilometrų, keliaujam link to karjerą Zatyšių ir ten jau nebetoli upė Neris bus. Nu, narsuoliai pasiryžę įveikti. Atėjom prie to karjerą. Čia Zatyšių karjeras, čia tokių agregatų, čia kažkokios žemsirbės, čia žemkasės, kaip jos čia vadina. Čia įdomu būtų, ne? Įdomu būtų pavaikščioti tą. Bet matai, kiek mašinų pristatyta ten. Nuėjom 14 kilometrų, esam šalia Zatyšių karjerą ir va, trumpas sustojimas ir keliausim toliau.
Nu, kaip įspūdžiai. Geri. Geri. Žygiuosi dar. Taip, varysiu dabar, tai aš 40 kilų. Gerai. Susiregistruoti. Liuks. Atėjom prie Neries, va. Neris kokia sraunė. Va čia reiktų prieš srovikę paplaukti su valtelė, su irklais. O kas smagu būtų. O, tai gražu. Bet gražu. Kažko varam ne pagal planą. Į visas pusės sukinėjamės. Kol kas dar juokas ima, nes vandens dar yra. Bet matau, kad jau vėl ne čia. Nepaėja. Tai va, taip ir žygiuojam šiandien. Nu ką, nužygiuota 20 km, bet dar iki finišo reiks pakulniuoti, nes bus daugiau negu 25. O gausit daugiau negu 25, todėl, kad Arūnui biški internetas trikdavo. Tai teko 3 kartus suktis eiti pro kitur. Paskutiniai kilometrai, nueita 22, dar kažkiek bus pliuso. Vandens beveik nebėra. Jau pyksta visi ant organizatoriaus. Nu, baigiam savo žygį. Praeita beveik 27 km. Užtruktos 7 valandos. Buvo gerų momentų, buvo nelabai. Turim Arūnui biškį pastabų, bet gal neįvardinsim jų čia. Tai tiek, kad pažiūrėjot, spauskit laiką ir prenumeruokit kanalą. Iki kitų susitikimų. Ate.